Gerą dieną. Kaip gyvenat? Kai dar 2024 metų rudenį prasidėjo pirmieji protestai, ar jo labiau jiems įsibėgėjant, turbūt kiekvienas iš mūsų kėlėme savo tą patį klausimą. Kas čia vyksta? Ar tai, kas čia darosi, yra tiesiog kažkokia kvailumo prasiveržimas į tikrovę, ar tai yra kažkoks naglumas, ar tai yra vertybių devalvacija, ar tai vis dėlto yra kažkoks genialus planas užvaldyti ir pavergti Lietuvą. Ir nors mes dažnai dairomės į Sakartvelo, į Vengrijos pavyzdžius, man vis tiek atrodo, kad daugiau šiandien tenka kalbėti apie piktavališką kvailumą negu genialų blogį. Kvailumas, žinoma, irgi yra pavojingas, bet jis lengviau suvaldomas, labiau pažeidžiamas ir mažiau organizuotas. Ir jam irgi reikia priešintis. Nebejoju, kad tarp mūsų daug tokių, kurie buvo dar pirmuosiuose protestuose prie Seimo, dėl koalicijos sudėties, vėliau dėl anuometinio premjero Gintauto Palucko, tokių, kurie pernai aktyviai įsitraukė į kultūros asamblėjos protestus ir tų, kurie buvo prie parlamento gruodį. Ir visiškai normalu, kad turbūt į kiekvieną protestą norisi ateiti vis piktesniems, vis pikčiau išrėkti, kad mūsų negirdi. Bet man tiesą pasakius, su kiekvienu protestu nuotaika vis labiau taisosi. Viešojoje erdvėje dažnai kalbama apie polarizaciją ir ypatingą socialinių tinklų įtaką, kuri prie tos polarizacijos prisideda ir kurią išnaudoja įvairūs politiniai radikalai ir marginalai. Socialiniuose tinkluose galima slėptis už laikų ir botų, o nepatinkančius baninti ir apsimesti, kad jie neegzistuoja. Šie protestai leido mums išeiti iš virtualybės, išlysti į miestą, susiburti ir tiesiog būti drauge. Skanduojant, kalbant, klausantis, o kai reikia ir tiesiog patylint. Įvairiose kasdienėse situacijose mes labiau linkę susitelkti į tai, kas mus atskiria. Kairįjį nuo dešiniojo, krikščionį nuo ateisto, Žalgirio faną nuo Ryto fano. Ir kartais mes taip net pamirštame, kas yra ta bendrovė, kuri mus susieja į kažkokį vienį. Ir būtent šie protestai leido mums išeiti iš tos skirčių įvairovės ir prisiminti, kad turime pamatą, dėl kurio sutarėme – laisvą, nepriklausomą ir demokratinę valstybę. Kaip tinkuosime sienas, kada langus keisime, kokį stogą dėsime, tai jau yra tik tais detalės. Bet svarbiausia, mes turime pamatą. Ir vien dėl to šis mūsų buvimas drauge yra labai svarbus. O juk būdami kartu per visą šį laiką mes neapsakomai praturtėjome. Pamatėme kai kurių žmonių tikruosius veidus, išgirdome jų tikruosius interesus ir galų gale sužinojome, kuo vardu Agnės Širinskienės katinas. Ir ši pozityvi protestų prasmė tampa ypač akivaizdi, kai pažvelgiame į valdančiųjų pusę. Politologai atvirai sako, nesuprantantis, kuo ir kodėl užsiema socialdemokratai. Ir tridimensinių šachmatų genialumu čia irgi tikrai nekvepia. LRT reformos klausimas, noras būti valdžioje ir gražiai ten atrodyti, pastarasis turbūt svarbiausias, yra turbūt vienintelis dalykas išlaikantis valdančiąją koaliciją, o gal ir visą socialdemokratų partiją. Nei Kapčiamiesčio poligonas, nei nacionalinio saugumo ar užsienio politikos klausimai tokių siejančių veiksnių netampa. Jie neturi jokio pagrindo po kojomis, jie neturi jokio pamato. Jie turi tik kiaurą šiferio stogą, po kuriuo bando slėptis nuo lietaus ir nuo mūsų. Todėl galbūt jiems ir atrodo, kad išsprendus šį klausimą viskas pasibaigs. LRT pradės apie juos kalbėti gražiai, o mes viską užmiršime, atsitrauksime vėl į savo socialinius tinklus, ten paburbėsime, palaikinsime, pašėrinsime ir tuo viskas pasibaigs. Bet žiniasklaida yra veidrodis, kuriame socialdemokratai paniškai bijo pamatyti savo įvairialypį bejėgiškumą. Ir užuot bandę keistis patys, jie atkakliai bando pakeisti patį veidrodį. Ir tai vėl yra kvaila. Mes puikiai matome ir žinome, kad LRT yra per didelė ir pernelyg įvairi struktūra, kad ją taip lengvai užvaldytum. Bet jūs bandote, o mes atsakome. Todėl pabaigai kreipiuosi jūs, mieli socialdemokratai, kadangi mėgstate, kai jūs kreipiamasi gražiai, kai jums yra dėkojama. Aš noriu jums padėkoti už tai, kad
jūs leidžiate įvertinti tai, ką turime mes ir ko neturite jūs. Savo pamatus mes ginsime tiek, kiek reikės, mums tikrai neatsibos ir tikiuosi, kad miškasodžiui per daug netrukdome savo tokiomis akcijomis. Ačiū.